Labą rytą, gerbiami žiūrovai. Beveik 7. Atsikėliau, ruošiuosi darbam. Blemba, kaip šalta, žinokit. Be pasto varė visą naktį, pilnu gazu. Aš molėtose, matai, stovi bazėj. Nakvojau čia. Tai -11 rodo, bet vėjas tai košintis. Neužsitraukęs langų miegojau, tai vėsoka net ir buvo. Užuolaidas padeda. Šiluma neišeina per langus. Kylam tada po biškį darbuotis. Varysim į Švenčionis, o Švenčionių tenai. Ir čia kokių porą vietinių reisiukų turbūt dar reiks padaryti. Tai kraut Mindaugą nuvažiavus į Švenčionis. Ir viskas. Jau planai šiandien. Žiūrėsim, kaip čia seksis mums juos įgyvendinti. Kol kas gal iš ryto nelabai šnekasi, tai laukiam, bandysim išvažinėti. Važiuojam, pasižiūrėsim, kas čia šiandien gero. Visokie radarai užšalę, viskas. Čia biškį nesupratau, ir rodė, kad visa blokiruotė įjungta, nors nebuvo. Nu tai fadegi. Kodėl? Išjungiau vieną kartą kratukas buvo pasisukęs. Įdomiai. Gal čia pati Volvo kažką sublūdė? Ai, čia vėja, žiūrėkit, pūsto. Neblogai. Pūga prasideda. Ko reikėjo laukti. Ten mūsų sandėlys ant kalno, tokie laukuose, plynaukščiai, tai čia irgi bus linksma. Nu tikrai, pūga prasideda. Pūsto vėjas, sniega. Nelabai linksma bus. Jo, ten ant lauko, ant kalno bus šakės. Molėtų apvažiavimas. Čia naują gatvę suremontavo, padarė. Nu, per čia dabar tipo sunkvežimiu važiuoti. Bet su vilkiku tai čia gali prisiveikti. Po sniegą čia važiavau. Tai liūdnoka galėjo būti. Nu, man tai žinai, vis tiek važiuosiu, turėčiau pravažiuoti, čia nėra tokių bėdų, bet su paprastais vilkikais. Tai posūkiai, kalnai, pakalnės. Tai čia bus smagu. Pavažiuojam iki pagrindinės gatvės. Matysim, bet jo, pūsto neblogai čia. -10, -11 ir stiprus vėjas. Aišku, tas sniegas purus, duodi per tą pusnį ir nuvažiuoji. Nėra taip tragiškai. Bet mūsų vairuotojai, kai išvažiuoja, pamatęs sniegelį ant kelio, tai jau labai išsigąsta, važiuoja 50. Tuose pagrindinėse keliuose. Taip biškį sudėtinga. Nu va, įsirovėm. Dabar reikia dar sustoti kurą įsipilt, nes beveik nebeturiu. Kiek čia yra pas mane? Oi, minimumas beveik. Jeigu šitą degalinę užimta, varysim iki kitos. Bet kažkur rasim. Ką, užsipyliau, net kameros laukia nesinori traukti. Pipiec, kaip šalta. Tai čia mieste šalta. Tai neįsivaizduoju, kas bus ant plynaukštės, tos ant kalno. Na va, kokia žiema graži. Labanorė. Vau. Pažiūrėkit. Nuostabu. Tos eglės aukštas apsnigtas, vakar irgi važiavau čia. Žiauriai gražiai atrodė. Tai va, toks peizažas. Iki Labanoro ne taip, bet va, nuo Labanoro link Altanėnų tai kažkas fantastiško. Fantastiška žiema. Atėjo dieviška žiema, į baltą balių kviesdama. Pūsta išvažiuojant, o tokiom smulkiom snaikėm, tai tikrai biškį nesuprantu, ar čia iš dangaus, kaip sakyti, iš debesų tas sniegas, ar čia tiesiog pučia nuo medžio stiprus vėjas, nuo laukų. Panašu, kad tik nuo laukų didelių kritulių nėra, tiesiog pūstimas. Žiūrėsim, kaip ten seksis mums. Va taip va, medžiai nulinkę šakos, žiauriai gražu. Kuo arčiau rytai, tuo labiau siautėja pūga. Duoda gerai vėjas.
pusnynų yra. Mišku, kol važiavau, tai taip kelias baltas, sniegas sušalęs, ratai gerai prikibę, tai normaliai tikrai važiavosi. O ant laukų tai gerai papustyta. Dar ką pastebėjau, kad ir pusto, sninga, -12, bet mašina gan gerai laikosi ant kelio. Tas sniegas sušalęs toks purus, nesusispaudžia iškart į ledą, kaip kad būna su šlapiu, ir gerai laikosi mašina ant kelio. Kaip Norvegijai kokioj važiuoji. Prieki mano žieminės padangos uždėtos, tai tikrai labai pasijautė skirtumas ir apsisukinėjant, ir kai reikia išvairuot, būdavo su tom senoms padangom leidęs nuo kalniuko ir čiauško baisas, tik paspaudus, o su šitom žieminėm tai puikiai. Skirtumas akivaizdus, ir kai reikia išvairuot ir taip toliau. Tai va. Nu, baigiai kažkur atvažiuoti, žiūrėsim, bet jau matau, kad reikės palei kelią ten sandėlis padarytas, bet reikės turbūt balniuką išvežti. Kažkur čia turėtų būti, man atrodo. Pažiūrėkit, kokia puga. Jo, stovi viena mašina. Kas ten dar? Kažkas sandėly. Timberis. Varau, apsisuksiu priekabą, atsikabinsiu ir reikės lyst. Kažką jie čia daro, būt gerai, kad pavažiuotų iš šono. O blemba, mano statelė užpustyta, eina namas. Čia kažkur apsisukimas turi būt. Jo, čia ir sukamės, įstumsiu priekabą. Reik virtualiuotus įsijungti, kas net lėktų. Šiaip asfaltas tai neslidus. Eina savo, net nenoriu langą atsidaryti. Ne kažką atrodo. Blemba, biškį, ne taip varau. Realiai nematau per pusnį, kur važiuot labai. Nu, vienu žodžiu, turėčiau lyg ir apsisukt. Blemba. Jo. Tai va taip va, iš lėto ramiai. Opa. Įsitiesinam. Šiaip jo, kelio gan tvirtai mašina stovi. Opa, važiuojam į stotelę. Vakar jinai buvo švari, nuvalyta, sutvarkyta. O dabar pažiūrėkit, kas daras. Blemba, aš net bijau išlipti į lauką. Grinai ant tokios plynaukštės. Nu, čia valyta liktai. Čia va yra stotelės kontūrai. Na, aš per tas pusnes turėčiau prasibraut pagal viską. Buksuoju, bet smagumai. O, biškį praminsiu takus dar. Aš nežinau, tu įstumsi ar neįstumsi. Įstumsiu. Tai gal stojkę užkraunu, išvažiuok ir paskui atvešiu. Gerai. O, Mindaugas, maladėts. Tik dabar šitie reikal užsidės. Šituos reik palaukti, ne? Galvau, žinai, tau viską išvežiot, bet jeigu sakai, kad įstumsin, tai bandyk.
Nėra čia to sniego labai pulkais. Matai, čia nuneša palankus vėjas šitam invažiavimui. Jo. Nu ką, chebra, pasikrovau su rūšiavimais visokiais. Teifo, sniegą turi nusikratyti, visokias nesąmonės, vienu žodžiu. Trunka ir plius reikia atsirūšiuoti medį. Kokybišką dabar susirinkti Mindaugui sudėti. Aš į bazę vešiuos biškį prastesnės kokybės. O šitą klientai nuveš geros reikia. Ką? Eina mes, dar kojas nesusitraukia. Ei, peklon. Šalti tepalai. Taip. Dar kojas net nesusitraukia, blemba, kol kaip ilgai prasidirbinė, dar dabar normaliai kranas nedirba. Nesušylę iki tinkamos temperatūros, o sukas. Ką, bandom važiuoti iki Mindaugo, iki kelio užkrausiu šį ir tepsim iš šias lydės. Pačiam, kur kelio nesimato, nenusivartyt, būt gerai. Nematau tikrai, žinokit, kur kelias. Užpūsta momentaliai. Gal gerai važiuoju. Nematau nei atstumo, aišku. Išlyp pažiūrėti nėra norinčių. Na, atsiprašant. Ką? Einu hebrytę sukraunu, dar tokį patį išvežu, paskui pats bandysiu lysti į vidų. Iškrautis va čia likučius, kaip ir sakiau. Įjungiau šildymą. Veidrodžių, sakau, tegu atšyla. Tai pažiūrėkit. Ledas užšala, net nenupučia. Šaltas net veidrodis neįšyla, įsivaizduojat, kai vėjas košia. Pipiec. Ką, bandau pats važiuoti krautis. Ble, čia va priekį paleidau, jums nesimato, bet čia duobė. Išvažiavau, nu gal pavyks priekabą įvairuoti. Nesimato kraštų keliuką. Ir veidrodžiai viskas užvaryta va ledu. Momentaliai tik šildymą jungiau. Ir viskas užšalo. Varom atbulom, pasimsim prie kabėlę. Bandysiu įstumti šią čia. Karočią. Ble, nebūtų būdelės, būtų terasa, tai būtų kapai. Užjaučiu kolegas šiandien.
Čia tai, davažiuosiu kažkaikis, nedavažiuoju, ble, pusny sėdžiu. Gal biški per daug krašto paėmiau, nepavažiuoju mašina. Jo, gal biški čia per daug į pusnį kimšau. Žiūrim. Aha, nenoriu važiuot konkrečiai. Ble, negalėsiu priekabos dar pasimt. Užpustyta konkrečiai. Negaliu iki priekabos davažiuot. Eina nafik. Pasilikau stotelį. Čia mano pravažiuoti jau yra. Nu gerai. Turim kamerą. Žiūrim dyšlis, kur eina. O, turėtų įtaikyti. O, pagavau. Einu, pasijungiu ir bandom stumtis. Nu, žiūrėsim, jeigu ten bus šikna, tai nafik. Ištrauksiu ant kelio, pasistatysiu, pakrausiu. Karočiui net į rozetės pripūstė sniegą. Eina nafik. Sniegas rozetėse. Įpustytas jėkės tiesiai varo. Nu, ištrauksiu priekabą. Ištraukiu. Nenori juda, bet pajudėjo. Dabar svarbiausia yra neįsiverst. Va čia va. Nes nesimato kur kraštai. Ai, ką traktorius yra, trūktels. Čia bus ką veikti įsivairuoti. Nu, nepabandysi, negersi šampanų. Šitoj pusėje galima langą atsidaryti, nes vėjas iš kitur. Eik, nu nafik viską į vidų neš. Reikia iš lėto geriau 5 kartus pasitaisyti, negu sukryst, nesakau. Labai nesimato kraštų. Visai. Truputėlį stumsiu. Netoli iki rastų stumt. Rastus krausios. Lembu dar tie autobusiukai niftėmų stovi. Man biški. O, priekis slidinėja. Apapa. Čia milimetrais reikia, kad nepatrauktų į vieną, į kitą pusę. Taip. Dabar priekis dar reikia, kad nenučiuoštų. Kelią uždarysiu. Vienintelį rajoninį. O, bus smagu. Nedaug iki to ir trūksta, man atrodo. Blemba, tie autobusiukai tikrai niftėm. Mašinų kol kas nematau. Blemba, biški. Net ten stovi. Kurmi. Biški. Su pasitaisimais šiokiais tokiais nuvažiuosim. Svarbu link busiuko nepačiuošt, bet sniegas kietas, kimba gerai. Nu va. Ir įvažiavau. Nu, dar kartelį. Kažkokį kalną peršakau. Čia kai išvažinėta tų timberių, grumstai taip sušalę. Opa. Tai va, ką man šitą broką reikia susidėti dar, gal kokį šlamštą kiek truks, susikrausiu. Tai va, ką. Jungiam siurblį, duodam gazą ir dirbam.
Svarbiausia į ravą neįsiverst, kairiai pusiai. Nematau iš tikrųjų, kur čia sniegas, kur griovys. Karolis jau užstatė biškį kelią man. Ne, mašina tai vairuojasi dabar gerai, blemba. Padangos geras. Išvažiavau. Galim lėkti. Iki Molėtų. Šiaip, jeigu lyginant, pavyzdžiui, tie mano video, kur nuslydau ten nuo kelio, kur tampia ilgis, ir šiandieninės oro sąlygos, tai nėra ką lyginti dėl sniego gausos ir taip toliau. Bet tada buvo temperatūra taip apie 0, lengvas minusiukas apie 0, tai momentaliai po sniego tik pervažiuoja ir susiformuoja ledas. O dabar, kad ir gerai prisnygė, bet šąla, tai tas sniegas limpa padangos prie sniego. Žymiai geriau važiuoti negu arti 0. Ten čiaužai ištisai, o čia, sakau, ir važiavau gan normaliai į sandėlį atbulinių ir išvažiavau. Tai, sakyčiau, visai gerai. Vakar Švenčionyse mačiau, čia išvežinėjo su sunkvežimiais sniegą. Valė ir išvežinėjo, tai va, kiek naudos. Beveik nei kiek. Va tokie varvekliai ant veidrodžio. Šildymą įsijungus. Toks vaizdas pro langą. Atvažiuoja mašinėlė. Pamatysit, kaip jinai greitai pradingsta veidrodyje. Štai. Fukšt, prapuolė. Bazė pasiekta laimingai. Be didelių nuotykių. Išvis be nuotykių, ramiai. Bem šiam keliai visur va tokie. Barstuvą sutikau. Braukė vieną pusę. Tai kokias, iki 10 km dar buvo normaliai. Toliau vėl užpustytų matas. Tai, vienu žodžiu, važiavimo sąlygos sudėtingos. Ypač vilkikam va tokiem va. Tiem turėtų būti reikalų šiandien. Man tai ką, pabuksuoji kalną, aš esu spaustas. Tai lypa gerai. Kaip ir čia va. Op. Buksuojam. Op. Nu va, įvažiavau kalniuką. Čia irgi. Biškį anglių duodi. Dakapsta tą sniegą į 4 pagrindą ir važiuoja. Bet su kokiu tuščiu balnu, tai jau čia būtų bėdas. O, Eimantas, matau, darbuojasi. Aš ir nusimetu ir varysiu dar. Vieną sausuolio pasikrausiu, į bazę parvešiu ir turbūt mano diena šiandien baigsis. Viskas įsimečiau. Biškį teko parūšiuot, pasidėliot. Miške rūšiuoji. Bazėje rūšiuoji. Tai va, vienu žodžiu, daug tokio rūšiavimo. Nes vieniem eina tokie, kitiem tokie, tretiem tokie, vienam sausi, kitam žali ploni, kitam žali stori, kitam sausi stori. Na, vienu žodžiu, tų rūšių klientų čia pageidavimų šou. Tai va, teko biškį prasimėtyti. Tai važiuojam vėl sausuolių pasikrausiu, į bazę parvešiu, bet dabar į tokią vietą, vakar nefilmavau. Sakau, pailsės vieną dieną, tai biškį gailiuosi. Bet šiandien turbūt per šitą pūgą irgi bus linksma, nes kelias eina per laukus, kalnus, tai teks jaučiu pusnis pramušinėti. Bus smagu, įtariu. Važiuojam, pasižiūrėsim. Dabar važiuoju, reikės kažkur apsisukt, kad įsistumt priekabą, nes reikės apsisukt grįžti Molėtų sausuoliu. Čia kažkur turėtų būti. Mums va ten va atrodo. Važiuosim tais laukais. Kažkur čia jau turėtų būti. Tai va, reikia kažkur apsisukti ir bandyti įsistumt. Jo, čia mano. Ne čia. Dar toliau. Ai va, važiuoja. Važiuoja Karolis. Tai čia bus. Tai va, man reikia čia dabar kažkur įsigrūst. Čia priekabą reikės palikti perkraut, arba aš tiesiog taip va skersai atsistosiu
prie kelio ir viskas. Turėčiau gal išvažiuoti. Nu va, čia gan normaliai. Įsijungsiu švyturėlius, kad kas net lėktų. Ten va į tą keliuką. Reikia įderinti biškį. Apsisuksiu ir įstumsiu, atsikabinsiu. Bet tas purus sniegas visai gerai. Pakankamai gerai jo važiuoja. Jeigu pats nesi kiauras, kaip man kartais būna, neįtaikai. Prastūmiau tą blogiausią vietą. Va, man reikės čia apsisukt, varyt, atsikabint. Aš norėčiau į va ten, va, priekabą tą kelią įstumti, jis užpustytas. Bet gal gyventojų kokių nėra daug. Tai va, bandom kažką čia tokio daryti. Įstūmiau gan lengvai. Kokios prognozės? Saulė? Saus? Normaliai, ne? Šitą posėdį, kurį pakalnytė, žinai, kuris Aha. išmaumas ir nuvažiavau, viskas normaliai. Tai gerai, davažiuosim. O, kaip lengvai atsikabina. Galim bandyti lėkti. Praleidžiam lengvykę ir važiuojam. Atsikabina, nu. O, pusnį reikia prakast. Lemba. Nu, gal nieks nevažiuos. Yra kažkokios provežės, bet gal spėsiu iš įsinežinti. Bandom taip įjungtą. Čia bekelę jungiam. Max Power gal nereikės, bet čia va svarbiausia šitos pūstymus dabar pramušti. O, iškart vairas kur nori į pusnį, kai dedi. Nieko, va, pirmas tas važiavimas. Reikia prasimušti kelią, paskui bus gerai. Miške turėtų normaliai būti. Bet priekabus bus gerai. Šitą va vietą matau užpustytą. O, na. Gazas dugnas. Einam. Lemba su lengvykiu. Iki čia gal Karolis važiavo. Ar ne? Jo, jis iki čia. Man dar toliau. Nu, pirmas va tas va važiavimas dabar, kol pramušiu pusnis, paskui geriau bus. Gal čia nuvažiavau? Tai čia važinėtų mūsų. Vakar čia buvo dar medžiai užgriuvę. Aišku, dar nedavažiavau. Jau reikia laikyti gazą dugną. Ai, va čia važiuokit, kur nepūsto pakankamai gerai. Pasnygė keli centimetrai. Sniega ir normaliai. Tik yra tokių kalniukų čia, kur negali prasileisti. Va. Šiaip tai miško pasaka tokia. Vakar čia, sakau, važiavau, net stojau, kelias šakas pjoviau. Kirtau tai yra, kad pravažiuot, nes vat, grinai ties veid, ne ties veid ir ties langais, va čia va buvo. Šiandien nusikratė sniegas biški geriau. Vėl nepridrebė, galima važiuoti. Čia irgi toks miškas matas, senas, toks va visas užaugęs, apaugęs, kojas neįkelsi. Taip, čia. Tai va galim pavažiuoti su šituo keliu, čia gan geras atstumas. Su priekaba tai nenorėčiau čia rodytis, čia pūsto. Čia sandėlys. Krautas be priekabos irgi eisiu. Ašis bus užspaustas. Turėtų būti neblogai.
čia biškį, sutąsė. Taip nemaloniai. Kažkur čia atsimenu iš sandėlio buvo kalnus staigus. Atvolvykė gerai, lūpa. Padangos kabina. Tai turėčiau čia viską. Tokie va medžiai labai nejaukai virš kelio. Čia kaip ir uosis, man atrodo, užvirtis. Kad nekliudyt kabinos. Gaila lempo ant stogo nuo tų šakų. Vakar jau gavau taisyt. Kaip jas, nėra jos prisuktos mėrtnai, kas yra gerai. Jas tiesiog šakai, jeigu užkliūna, paverčia į šoną. Aukštyn, taip aukštyn užlenkia ir viskas. Jeigu būtų gerai prisukta stipriai, tai jau nulauž galėtų kokius laikiklius, dar kažką. Dabar kaip ir nieko. Ne, čia kalniukas, čia man atrodo, į kalnė tokia rimtesnė. Jo, dar taso vairu. Užlipsim, užsikapanau. Daugiau lyg ir nėra, čia tokių tik išvažiuojant dabar bus reikalų. Tokie pasvirimai. Užpustyta. Čia, man atrodo, šita vieta, va, kai krautam biški problematiška. Va, čia irgi užpustyta. Pramušim. Opa. Su priekaba čia būtų batai, neištemčiau. Anglių. Так, pakilom. Lemba vakar, kai nuvalyta buvo, tai visai taip padoriai atrodė. Dabar važiuoju taip žiauriai neramu. Nu, va šį čia kalnas. Skarsom. Opa, užlipau. Opa. Va toks va ir pasivažinėjimas. Čia da vienas, lemba. Nu, įvažiavau, gerai. Lemba smagu. Roller coaster. Čia teko krautis netoli Želvos vieną dieną. Dar sniego nebuvo. O ten tai patikėkit reikaliukai. Ir kada važiuosiu, būtinai jūs irgi pasimsiu. Nufilmuosiu. O ten tai lemba įkalnės, nuokalnės ir poskiai. Čia koks ilgus kalnas. Fiksuosiu. Gerai. Yra. Tikiuosi nepaboda dar. Kaip Leonas jums rodė, Skaudvilė, Jurbarkas, Dakarą. Tai čia panašiai ralis gal. O, nežinau, net šitų kaimų. Molėtų rajono ralis. Kol kas laikom tempą. Automobilis ir pasirinktos padangos pasiteisina. Oro sąlygos nelepina, bet nėra neįveikiamų iššūkių. Čia va svarbiausia, kad nepatrauktų į tą kraštą. Nes išgriovę bus sunku iškrapštyti. Va, atvažiavom. Dabar reikia varyti, apsisukti ir tuos sausuolius susidėsiu. Čia va sumestus. Dabar apsisukimas irgi apsisukimas kaip ir nieko. Tik va šitą įkalnę vis vėl reikės paimti skaityk iš vietos. Nu va, čia atsistumsiu. Atvažiavom. Taip. Atgalios.
į Mamikalnę. Nu, nieko. Okei, viskas. Kai jau sniegą nuspardžiau nuo kelio, normaliai. Gerai, aš tada chebrytę pasikraunu. Jūs lūktelkit čia kabinai, nešalkit. Ir bandysim išvažinėti lygiai taip pat. Va, galėsit stebėti situaciją, kaip čia man einas. Bet smagu, ne? Nu, net atsidarius duris galima dirbti. Viskas, važiuojam. Bandom judėti iš čia. Turėčiau paimti jau. Atgal, vat, kai pramušiau pusnis į tą kalną, normaliai važiavusi. Svarbiausia, kad kur nepatrauktų į šoną. Vat tokiose vietose krauta, žinai, kaip gerai būtų pravažiuoti. O, kaip nuo medžių sniegas krenta gražiai. O, nu, įimam. Taip. Dabar ašys užspaustos neturėtų slidinėti. Svarbu, kad... O, šiaip Volvo gan gerai pavaras renka. Tvarkingai. Šūdo nemala. Kartais, aišku, jau ten, kai labai sudėtinga, matai, jau pasiplanuoja, kad jeigu įsibėgėti reikia ar ką, jau kartais reikia ranką padėti, pamačyti. Bet iš principo gerai. O. Nu va. Šilu. Nu. Iškilau. Šiaip va, ratų neprasukinėja. Gan gerai. Va čia. Va, tokį įkalnę kelių laipsnių. Kelių pakopų. Ne laipsnių. 3 pakopos. Dabar varysim, kolega atvažiuoja Eimantas. Dviese damušim. Jis irgi be priekabos. Kartu lysim. Aš pasikrausiu, jisai pasikraus ir varysim į Molėtų bazę, parsivešim. Šiaip tai da sausuoliai, tai dėl to gan lengvai važiuoja palyginus. Nu, kalnas. O, kažkas kalė kažkur į stogą. Gal šaka. Kažkur buvo tokie posakiai labai nemalonus. Žuk šikna į tą pusę tik nučiužė. O kad ir viena iš šitų, man atrodo, toks pasvirimas. Op. Čia dar vienas. Nesinorėtų, kad tą krašto dešinį pagautų. Nieko, gerai, lipa, nebuksuoja. Op. Va šitą irgi pasvirimas. O. Oi. Taip sutraukia žiedinį raumenį. Tokiose vietose.
op. Op. Biški. O, einam. Pasižemina. O, ble. Įkyvom. Baisiausia tai būna pirmą kartą, kai važiuoji, žinai, nežinai, kaip čia kur elgsis. O, kad užnešė į medį. Kabinas liktai neliečiau. Tik tai rungai kliuvo. Tai gerai, kad padangos geras, tai jeigu su tom savo būčiau, tai būtų batai būčiau kažkur įklijavęs. Nu. Einam. Op. Iškylau. Lemba, kada tu pagerėsi keliuk? Man atrodo, jau čia išmainavau iš tų baisiausių vietų. Lemba, kaip daužas viskas ant stogo. Nėra mūsų darbė streso nieko. Viskas normaliai. Taip, čia. Liava baisu, va taip, va, virš medžiai, kai virš mašinos, kad nepatemptų ir neįsiremtų šonas. Kas tada daryti? Arba va, kaip čia va, pasvyrė. O, kai susibuoja, blemba, taip aukštai krautas, nelabai malonu. Nu, bet liktai išvažiavom, va, jau turėtų kaip ir netoli būt palaukę. Kaip jum toks ralis? Parašykit komentaruose. Ar jaučiasi kažkokia įtampa? Man tai smagu. Taip. Na, užkylau. Čia jau liktai nebebus tokių stiprių įkalnių. Tokius va menkesnės biški. Bet šiaip vasarą turėtų čia žiauriai gražu būt. Turėtų visokių uodų būt kalnai. Tokie lapuočiai mišrūs, tai aišku drėgna čia jaučiu. Griovių pilna, tai čia smagu. Lauk, čia dar kalne viena. Čia tokios lengvesnės. Dabar svarbiausia medį kokį nenusiraškyt. Jo, Volvo gerai, junginėja Powers. Jeigu važiuočiau su priekaba, tai jau čia manualkę varyčiau. Dabar 5 kem arklių. Užtenka. O, bля. Nu va. Šitą tvorą kaip ir išvažiavom. Dabar palaukę. Vieną kartą pravažiuota, pusnis pradaužytas. Nu, čia gazu. Bet lipa. Buksuot nebuksuoja, lipa. Praspaudžia tą pūrų sniegą. Nu va, ir išvažiavau. Eimantas, matau, jau laukia. Varysim dviese, nežinau, ką jie nuspręs. Turbūt jam teks palauk manęs. Nu, būtų man gerai apsisukt, sustot prie priekabos. Nieko nėra liktai. Op.
Atsistumam. Buksuojam į kalną. Nu va, ką, gerai, einu, susimesiu ir varysim tada dviese. Tai va, gerai, tam kartu tiek, chebra, lūptelkit. Išvažiuojam Nu, kas čia dabar? Nevažiuoja. Pirmas važiuok Mario, o paskui aš važiuosiu. Jo, tuoj apsisuko. Galim bandyti lysti. Tai chebrytė, ką su įmontu, lendamės greitai. Ir Всё, tam kartai tiek. Vėl sniegas viduj. Pripūsto į rozetės. Pripūsto į rozetės reikės susipurkšt, turėjau specialaus tepalo kontaktam, purškalo reikės supurkšt. Ką? Bandau virvės mestis, blemba čia vėjas, eina nafik.
Tik pilna blokiruotė padėjo išlipti. Su paprasta buksavo nieko vietai. Bišką gal padaviau, pilna blokiruotė, čiukšt ir išvažiavau. Nebuvo labai sunku. Ką, dabar į bazę ramiai judu, įsikraunu. Ble, kelias užpustytas. Ne tas žodis, va, žiūrėkit, kokie pusnynai. Čia pramušiau, ten buvo biškį ant posūkio daugiau. Atėjo įspėjimas, kad Molėtų, pietryčių Lietuvoje šitie rajonai surašyti. Tai va, šitą Molėtų rajoną irgi kažkaip, Tai va, gerai, chebrytė. Judu įsikrausiu ir lėksiu namo.